Sveikinamės iš Šveicarijos šalies, kuri nors ir yra toli nuo Lietuvos, tačiau ryšiai su Lietuva čia buvo visais laikais. Maironis čia sukūrė daug savo poezijos, daugybė kitų meno žmonių. Mykolaitis Putinas, Salomėja Nėris, Mikas Petrauskas, Kipras Petrauskas. Vienais ir kitais būdais, net tais laikais prieš 100 metų ar daugiau yra atsidūrę čia Šveicarijai. Čia rado, kad ir laikiną prieglaudą nuo caro priespaudos. Čia rado gražų orą, kuris padėdavo gydyti džiovą. Jonas Biliūnas taip pat čia lankėsi. Tie kalnų peizažai taip pat buvo ir puikus įkvėpimas daugybei literatūros kūrinių, eilėraščių. Ir iš tų laikų yra ir tikrai ne viena, ne dvi, ne trys vietos likusios, arba tiksliau jau dabar pažymėtos atminimo lentom, paminklais, kokie svarbus su lietuviais susiję dalykai ten vyko. Ir visą tai mes aplankysime, parodysime, važiuosime visą Šveicariją. Žiūrėkite toliau. Pirma mūsų stotelė Šveicarijai, Rapperswilo pilis. Ji mena daug senesnius laikus negu daugelis tų lietuvių ryšių su Šveicarija. Pilyje veikia Lenkų muziejus, kurį įkūrė Vladislavas Pliateris. Vladislavas Pliateris gimęs Vilniui, tuometinis Lietuvos aristokratas, kaip ir daugelis tuo metu save sieja su Lenkų kultūra. Ir štai jis dalyvavo 31 metų sukilime, po to buvo priverstas pasitraukė į Šveicariją, rėmė iš ten 63 metų sukilimą ir kartu norėjo visaip kaip surinkti tą Lenkų kultūrą, kur Lenkija ir Lietuva buvo abidvi tuo metu užimtos Rusijos imperijos ir tų pralaimėjusių sukilimų prošvaisčių kaip ir nebuvo. Tai ką jis darė, jis iš daugybės kitų tų žmonių, kurių buvo ne tik Šveicarijoje, bet ir kitur, ypač Paryžiuje buvo jų centras ir mes savo gabalėlį Lietuvos video apie Paryžių daug rodom, kiek ten jie paliko ir rūmų, ir vyčių fasaduose ir taip toliau, tai kviečiu pažiūrėti tą video. Tačiau čia į šitą Lenkų muziejų jie atsiuntė daugybę įvairiausių vertybių, kurias rinko Pliateris. Tai buvo tikrai nuostabi kolekcija. Deja, jos likimas nebuvo labai gražus, kadangi po to, kai Lenkija tapo nepriklausoma, po Pirmo pasaulinio karo, tai Pliateris norėjo, kad visos tos vertybės atitektų Lenkijai. Jos buvo išvežtos ir tada didelė dalis jų pražuvo per Antrą pasaulinį karą. Tai čia visada toks klausimas dažnai būna keliamas užsienio lietuvių, kai mes lankom su gabalėliais Lietuvos įvairiausius užsienio Lietuvos archyvus, kur irgi sukaupta daug dailininkų, lietuvių meno ir taip toliau. Ir dažnai dalis žmonių, ir ypač pati Lietuva, norėtų repatrijuoti tuos kūrinius, atgal išvežti Lietuvą, bet visada yra toks srautas minčių, kad negalima, Lietuva yra pavojingoje vietoje ir nebereikalo tie kūriniai buvo sukaupti būtent užsienį, nebereikalo jie ten atsirado, dėl to, kad buvo jiems pavojinga Lietuvoje, ir tas pavojus gali vėl atsirasti. Taip ir atsitiko čia. Ir dar daugiau, ta pilis nuomavosi ją Lenkijos valdžia, Lenkija tapo komunistinė, tai ir kas netgi liko, jie nutraukė tą nuomos sutartį ir irgi išvežė į Lenkijos liaudies Respubliką viską. Ir kad muziejus vis dar čia yra, tai jau reikia dėkoti Lenkų diasporai, kadangi po Antro pasaulinio karo, aišku, buvo daug tų pabėgėlių nuo komunizmo. Jie būtent vėl matė tą patį tikslą iš esmės, kad pasaulis nepamirštų apie Lenkiją, kad jų vaikai nepamirštų apie Lenkiją. Ir jie vėl iš naujo pradėjo rinkti gal jau ne tokio lygio korekciją, nebe tiek tas meninės kažkokias vertybės, tačiau vis tiek apie Lenkų kultūrą. Dabar pilis remontuojama, tai užeiti vidų nepavyks, tačiau muziejus vis dar gyvas. Lietuviai mėgsta romantiškai sakyti Abiejų tautų Respublikos muziejus, jis vadinasi oficialiai tik Lenkijos, Lenkų muziejus, bet kas be ko ta istorija, ypač senųjų laikų, buvo bendra, tai kaip ir visose tokiose vietose galima rasti ir detalių, kurios yra aktualios Lietuvai. Štai kolona ir ant jos matom Abiejų tautų Respublikos herbą, tai 2 Lenkų ereliai ir 2 Lietuvos vyčiai. Į Šveicariją žmonės iš Lietuvos traukdavo 2 dalykai, tai Pliaterį pritraukė tą laisvę. Šveicarija unikali Europai šalis.
nuo 13 amžiaus egzistuoja, niekas jos neokupavo, bet kita vertus netapo jį ir imperija. Neokupavo, neišnaudojo kitų tolimų kraštų, kaip daugelis kitų Europos šalių. Ir aišku, tai buvo tikras toks laisvės idealas tokiems žmonėms kaip Pliateris ir daugybė kitų atvykę iš carinės Rusijos lietuvių. Ir iki pat šiol, tai galima sakyti, demokratiškiausia pasaulio šalis. Kasmet vyksta daugybė referendumų. Ir referendumai nėra kažkokia visiška išimtis, bet daugybė dalykų, iki kelių mokesčių nedydžio žmonės sprendžia referendumų ir sprendžia, ar šalis klesti, niekas nuo to nenukenčia. Bet kitą dalį lietuvių tai pritraukia nuostabūs vaizdai. Nuostabūs vaizdai, kaip šitie įkvėpė lietuvių poetus, lietuvių rašytojus. Na ir kartu tas kalnų oras, dėl kurio jie galėdavo čia rasti erdvę tuo metu, kai buvo tikima, kad labai gera erdvė gydytis nuo džiovos, tuo metu labai paplitusios. Na, kai nebuvo vaistų, tai kas beliko kalnų oras, o Šveicarija nestokoja šito. Kai pagalvojame apie Maironį, apie ką pagalvojame visų pirma? Ar apie 20 litų banknotą, ant kurio jis buvo pavaizduotas? Ar apie Trakų pilį, kurią be abejo kiekvienas mintinai turėjome išmokti tam, kad baigtume mokyklas, bent jau Lietuvoje? Tai štai, Maironį iš tikrųjų liečia ir šis namas už mano nugaros, liečia tiesiogiai, čia miegodavo, čia ilsėdavosi ir atsigaudavo mūsų poetas ir dainius. Jis 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje profesoriavo Sankt Peterburge ir ten susipažino su prancūzu, kuriam štai ši vila ir priklausė, ir čia jis savo vasaras kai kurias ir yra praleidęs. Ir 2007 metais šauniųjų Šveicarijos lietuvių dėka yra pakabinta atminimo lenta Maironiui. Būtent čia jis sukūrė savo žymųjų kūrinį Jaunoji Lietuva ir be abejo tai padarė, žiūrėdamas iš tai šį nuostabų 4 kantonų ežerą. Ir ne vieną garsų eilėraštį jis ir parašė apie Šveicariją šičia. Tai Vakaras ant ežero 4 kantonų šio ežero. Aišku, yra pats garsiausias. Ežero skaisčios bangos liuliavo, žalių smaragdų, laivą be irklo varė, lingavo, vėsos dvelkimu, saulė už Alpių leido sustingus, varpai liucernos, Dievui aukojo darbus vargingus žmogaus ir gamtos. Tas eilėraštis baigėsi taip. Kiek atminimų, atsitikimų, gyvų kitados, vienas už kito brėško ir švito anapus ribos. Tai štai dabar jau anapus ribos prisiminimai yra apie Maironį, jo buvimą čia, tačiau jie visiškai neišblėso ir neišblės, todėl kad yra ši atminimo lenta ant šio Švento Karolio vila vadinamo prabangaus pastato, kuri primena ten vaikštantiems, dabar ten ekskursijos organizuojamos, kad čia buvo būta ir lietuvių tautos dainiaus, kuris sukūrė vienus svarbiausių savo kūrinių. Esam Liucernos centre, čia miesto simbolis nuo viduramžių išlikęs medinis tiltas, tiesa suremontuotas po gaisro, bet identiškai atstatytas, kaip buvo tada, ir tokios vietos kaip šita. Į Šveicariją žmonės traukia jau virš 100 metų, karalienė Viktorija, Markas Tvenas, kitos didžiosios pasaulio įžymybės čia buvo. Na ir nieko keisto, kad ir Lietuvos įžymybės taip pat rinkosi šiuos maršrutus. Pavyzdžiui, nuo šitos vietos Liucernos centre iki vilos, kur apsistodavo Maironis, tai yra vos 7 kilometrai. Na ir eilėraštį, juk jis minėjo Liucernos varpus, tai juos tikrai girdėjo. Esam Bazelio mieste, už manęs Reino upė ir šitą mieste irgi yra lietuvių pakabinta atminimo lenta. Lietuvių pakabinta, bet ne lietuviai. Kodėl, netrukus pamatysime. Štai ta lenta, ant jos parašyta, čia gyveno Šveicarijos sūnus, Lietuvos patriotas. Čia parašyta jau jo originali pavardė ir pridėta Jakaitis, bet Lietuvoje jis buvo žinomas Juozas Eretas,
kai vedė lietuvę, tai jos pavardę irgi prisijėmė savo, tapo Jakaičiu, o Lietuva susidomėjo dar tada, kai net nebuvo Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės. Tai tuo metu Fribūro universitete studijavo daug žymių lietuvių, tam tarpe ir geografas Kazys Pakštas ir kiti, ir štai jisai suėjo į tą tokią bendrą grupę kartu su jais ir tenai išmoko ir lietuvių kalbos, ir tą Lietuvos ateities idėją, parašė apie tai knygą, ir kai Lietuva galiausiai tapo nepriklausoma, daug dirbo su viešaisiais ryšiais jos, ir ELTA agentūra buvo įsteigta jo dėka, tai ta pirma raidė žodyje ELTA ir reiškia Ereto, tai būtent yra jo pavardė iki pat šių dienų išlikus tokios svarbios naujienų agentūros Lietuvos pavadinime. Paskui jisai tapo Lietuvos piliečiu, buvo netgi išrinktas į Lietuvos Seimą tarpukario, tiesa politinė karjera jo nedomino, na ir praleido turiningą gyvenimą Lietuvoje. Aišku, paskui, kai baigėsi Lietuva, tai ir tas gyvenimas baigėsi jo. Jam pasisekė kažkiek, nes jis buvo ten ir nacių persekiotas, tačiau kadangi buvo Šveicarijos pilietis neutralios, tai sugebėjo galiausiai išvykti į Šveicariją ir praleido likusį gyvenimą čia Šveicarijoje. Tačiau visą laiką, nepaisant to, kad visiškai neturėjo jokios lietuviškos kilmės, dalyvavo Šveicarijos lietuvių bendruomenės veikloje, kovojo, pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę. Ir štai už tai Šveicarijos lietuviai per tą savo tokį titanišką kampaniją pakabinti atminimo lentas visiems žmonėms susijusiems su Lietuva, ypač lietuviams, pakabino ją ir štai vienam nelietuviui, tačiau jau tapusiam politinės lietuvių tautos dalim, Juozui Eretui Jakaičiui. Įdomi istorija siejo Juozą Eretą ir Salomėją Nerį. Būtent poetės meilė jam, o gal ir abiejų meilė kitam, kas dabar jau čia pasakys, bet iš tikrųjų dėl jo ji buvo atvykusi ir į Šveicariją. Tuo metu be abejo tai nebuvo pigu, tai pasiskolinusi lėšų atvyko čia ir sukūrė eilėraštį tos meilės vedina apie karštą pabučiavimą. Tai Juozas Eretas vis tik tai nesiryžo palikti žmonos dėl jos. Kaip žinia, su žmona Ona Jakaitė gyveno toliau, susilaukė iš viso 5 vaikų, tačiau Salomėjos Nėrės ir dienoraščiuose galima matyti, kaip ją sukrėtė tas įsimylėjimas, nesibaigęs vis tik tai taip laimingai, kaip galbūt jinai tikėjosi, ir kaip jai buvo galiausiai sunku palikti Šveicariją, kurią labai įsimylėjo per tą savo vizitą čia. Vienas Maironio eilėraščio apie Šveicariją yra apie Rigikulmo kalną, ir dabar jį įkilsiu tuo senuoju geležinkeliu, kuris buvo ir Maironio laikais, ir dar gerokai seniau. 1870 metais pastatytas tas traukinys, ir tai buvo pirmasis apskritai Europoje toks kalnų geležinkelis turistams. Štai tas traukinukas toks pats kaip ir senais laikais, iš lėto kilus į kalną. Iš pradžių galvojau, ar ką nors pamatysiu nuo ten, tą vaizdą, kurį Maironis matė, nes debesys, tačiau čia naudojasi tokia programėlė windy.com, daugiau apie ją pasakoju kitam savo kanale AŽ kelionės, kur tiesiog bendrai apie kelionės, ir ten yra galimybė pamatyti, ką šiuo metu rodo tinklo kameros įvairiose vietose. Na ir čia Šveicarijoje taip yra, kai tie aukščiai smarkiai skiriasi, tai būna, kad apačioje yra po debesim, turėtų traukinys kirs debesis ir turėtų viršuje atsivertas nuostabus vaizdas virš debesų. Kainos tiesa čia didžiulės, pirmyn atgal suvažinėti tokiu traukinuku, į kalną ir atgal 90 eurų kažkur kainuoja. Visgi šiek tiek naujesnių važiuosim. Galvojau, kad gal tuo, kur jau ir Maironio laikais net buvo, bet nėra tiek ir daug naujesnis. Prakirtom debesis. Čia buvo patys prabangiausi viešbučiai, buvo ir karalienė Viktorija, Bavarijos karalius Liudvikas II, tas pas kur Noišenšteino pastatė, bet paskui per Pirmą pasaulinį karą tas srautas tokių turtingų turistų išseko ir po to jau tapo visiems prieinama, tarpe menininkams, poetams kaip Maironis. Pamenu, kai pirmus kartus skaitydavau, kad Šveicarijoje prasidėjo tas toks masinis turizmas Europoje, ir paskui, ypač ruošdamas į šią ekspediciją, kiek daug tų žymių lietuvių kūrėjų ar tarpukariu yra pabuvoję čia, kažkaip galvojau, kodėl Šveicarija, pamačius tokį vaizdą nuo Rigikulmo, kurio ir Maironis gėrėjas ir įkvėpė jo poeziją, ta debesų jūra, tai kažkas užbūrinčio.
Lipam į Rygikalno viršų. Debesų jūra. Jaučiuosi kaip lėktuve, tik tai, kad vaikštau. Nuo viršaus Rygikalno, aukščiau debesų, išmatyti negali Lietuvos. Vien tik dunkso aplinkui, vainikas kalnų, apsisupusių rūbais žievos. Pamenu, kai mokyklai skaityti reikėjo šitas Maironio eilutes, tai sunkiai galėjo suprast, ką jis tiksliai turi omeny. Bet dabar suprantu puikiai. Atvykome į Berną, Šveicarijos sostinę. Kaip tik vyksta rinkimai, o Berne yra Lietuvos ambasada, tai atliksim pilietinę pareigą, prabalsuosim čia. Tačiau Bernas man asmeniškai turbūt gražiausias Šveicarijos miestas, todėl kad visas jo centras, kuriuo dabar einam, sudegė prieš daugiau negu 500 metų ir tada buvo atstatytas tokiu vientisų stilium. Matom visur šonuose arkados, šaligatviai po stogu. Į apačią yra įėjimai, panamais rūsiai, ten irgi yra parduotuvės, nuostabus laikrodis gatvės gale, tokios ilgos, tiesios, bet kartu raitytos gatvės. Ir kas svarbiausia, turbūt, kai Šveicarija buvo neutrali, nedalyvavo nei pirmam, nei antram pasauliniam kare, jokių karų čia ilgai nebuvo, tai nėra, kad kažkas būtų sugriauta. Ir kai jinai tokia tiesioginės demokratijos šalis, nebuvo ir jokių revoliucijų, tai nėra ir tų visokių architektūrinių revoliucijų, sakykime, kai įgrūstas kažkoks modernus pastatas tarp senų, tai va eini ir gali jaustis grįžęs laiku, nes kiekvienas pastatas yra kaip iš tų senų laikų. Į abidvi pusės nuostabūs fontanai irgi išlikę. Ir manau, tai irgi yra tai, kas tikrai turėjo žavėti lietuvius ir prieš tą 100 metų, nes viskas iš esmės atrodė taip pat, mašinų gal nebuvo, bet ir dabar eismas čia beveik uždraustas. Ir net gyvos tradicijos išlikusios, čia Berno simbolis, pavyzdžiui, yra lokys ir nieks nežino jau kiek laiko, galbūt jau ir 1000 metų, gal 600 metų yra tokiose duobėse laikomi gyvi lokiai, tiesiog mieste. Aš taip arti dar niekad nesu mačius meškinų praktiškai net nei Kanadoje, nei Aliaskoje. O čia, Berne, prašau, tiesiog prieš tavo akis laido. 2009 metais jau suabejojo gamtosaugininkai, ar gerai čia taip tokioje mažoje duobėje tuos lokius laikyti. Tai tą duobę išplėtė, padarė tokį tunelį, atskyrė erdvę miesto centre ir lokiai išliko. Tradicija irgi svarbi, bet kartu ir suteikta jiems daugiau erdvės. Tai taip va, evoliucijos, o ne revoliucijos keliu keičiasi po truputį Šveicarija. Risimės per Alpes į visai kitokią Šveicariją. Šveicarija yra šalis, kurią vienyje ne tauta, ne viena kalba, o labiau ta demokratijos idėja, tiesioginės demokratijos, laisvės čia kalnuose. Alpės skiria kitokias visai Šveicariją. Į šiaurę nuo Alpių, kur važinėjom visą laiką, tai buvo vokiškoji Šveicarijos dalis, ten kalbama vokiškai. O į pietus nuo Alpių, jau prie Italijos sienos, bus itališkoji Šveicarijos dalis, ten kalbama itališkai. Nuostabus čia vaizdai, nuostabus kelias, važiuosim Gotardo keliu, galima dabar tuneliu važiuoti, aišku, Šveicarija turtinga šalis, tai tų tunelių pristatyta daug ir labai ilgų, bet tikrai nuostabiau yra važiuoti tais viršutiniais keliais, senaisiais ir gerėtis tais vaizdais. Tai būtent toj itališkoje daly gyveno Jurgis Šaulys, ten jis mirė, signataras dar vasario 16 akto ir ten rasim jo kapą, o taip pat Kazimierui Šauliui, Brigitiečių vienuolyne įrengtą atminimo kambarį. Tai turėtume apžiūrėti rytoj ryte, 8:30 ryto, susitarėm aplankyti vienuolyną ir paskui eisim prie Jurgio Šaulio kapo ir kaip tik Šveicarijos lietuviai organizuoja ekskursiją lietuvių kalba po tas vietas. Labai smagu, kaip Šveicarijos lietuviai įprasmina tas vietas ir pasirūpina tom atminimo lentom. Ir štai dabar vyks tokia ekskursija. Iš tikrųjų, temperatūra labai sparčiai krenta, mums kylant kalnais. Apačioje buvo dar 15 laipsnių Celsijaus, o dabar žvygteliu viso labo 9 laipsniai Celsijaus. Ir žada, kad viršuj gali būti net 0 ar net ir tam tikra ledinė apšalus danga. Tai žiūrėsim, kaip atrodo, nes aišku, mūsų automobilis žiemai dar nėra aprengtas. Aišku, tunelių yra ir čia, kitaip nelabai pastatysi tų kelių.
šitie keliai gali būti uždaromi. Geležinkelių sistema puikiai išvystyta Šveicarijoje, yra apskritai 2400 lynų keltuvų, virš 50 funikulierių. Viso labo 8 laipsniai Celsijaus jau. Tiesiog va akise krenta, taip numetu akį žemyn ir jau, bekalbant, jau 7. O kalbant apie tą itališką dalį Šveicarijos Ticino kantoną, tai įdomu, kad daugybė tų žmonių, kur kūrė architektūrą Lietuvoje, tą senąją architektūrą, kur dvarininkai Lietuvos kilmingai kvietėsi, kad jie statytų dvarus, statytų bažnyčias ir, sakom, kvietėsi italų architektą. Tai ne vienas tokių italų architektų, tai buvo būtent tos itališkosios Šveicarijos dalies Ticino kantono architektai. Tai dar vienas toks dar senesnis ryšys tarp Lietuvos ir Šveicarijos. Aišku, tai jau turbūt per senas ryšys, kad jį atmintų kažkokie gabalėliai Lietuvos paminklai ir atminimo lentos, bet, kaip sakau, tie ryšiai tarp Lietuvos ir Šveicarijos, nepaisant to, kad šalys visiškai kitokios, pas mus lygumos čia kalnai ir toli, bet jie yra tikrai seni ir gana glaudūs. Ir iš tikrųjų domina, net stebina, kiek daug čia yra motociklais keliaujančių žmonių, ne? Labai daug motociklistų, net daugiau negu automobilių, taip sakyčiau, vietomis matėsi. Automobiliai turbūt važiuoja kuo greičiau tuneliais, o čia yra tas gražus kelias, kur smagu pravažiuoti motociklais ir dar apie valandą važiuosim skirtingom perėjom, iki jau nusileisim ten prie Lugano. Esam Brigitiečių vienuolyne, Lugane, su Jūrate Kaspersen, Šveicarijos lietuvių bendruomenės, ir čia yra Kazimiero Šaulio atminimo kambarys, o su gabalėliais Lietuvos jau pravažiavom daug nuostabių vietų. Iš tikrųjų labai nustebino, kaip gražiai Šveicarijoje yra įamžintas lietuvių atminimas, kadangi panašios vietos daugelį kitų šalių būtų tiesiog atminty žmonių išlikusias blėstančiai, o štai čia ir ta vila, kur Maironis gyveno, ir taip pat Juozo Erėtų atminimo lenta, ir taip pat dar daugiau vietų mes pravažiuosim, ir nemažai tų dalykų padaryta būtent Jūratės Kaspersen pastangų dėka. Tai kaip tai pavyko pasiekti, kad ar sudėtinga tą atminimo lentą pakabinti? Tiesiog Šveicarijos lietuvių bendruomenė gavo tokį, sakyčiau, žodinį įpareigojimą nuo antrabangių, kurie sakė, kad yra labai daug lietuviškų pėdsakų Šveicarijoje ir kad juos reikia įamžinti, ir jie neturėjo galimybių šito padaryti, ir kad tai yra mūsų darbas. Dažnai girdim tokius dalykus, kad o kas to užsiims, arba kad reikalingas leidimas iš pastato savininko ir ten jo neduoda ar kažką, ir kažkur užstringa tose biurokratijos pinklėse. Kaip čia Šveicarijoje paprastai tai pavyko? Paprastai tikrai nebuvo, dėl to, kad daugelis pastatų, kuriuose reikėjo mūsų šviesuolius įamžinti, jie yra privačiose rankose arba fondų kokių rankose. Pavyzdžiui, kad ir Maironio lentelėje atidengti, nežinau, kiek mes ten metus tikriausiai varstėm duris privataus fondo, būtent šito St. Charles Hall vilos. Ir tik tiek, kad mums pasisekė, kad prezidentas jau ėjo pareigas paskutinės dienas prieš savo pensiją, ir jisai sako, čia bus tokia istorija kaip su JAV prezidentu, kuris išeidamas iš tarnybos gali išleisti patį baisiausią kriminalą savo parašu. Tai jis sako, tai aš taip ir padarysiu, leisiu jums tą lentelę, nors sako, aš manau, kad fondas tiesiog nematys prasmės. Ir dar, kad jis atėjo ryte, kada mes jau atėjom apžiūrėti vietos, kur ta lentelė būtų kabinama, jisai atsinešė rytinį laikraštį, kurį tikriausiai skaitė pakeliui, ir atvertė tą vieną puslapį, A4 puslapio, ir sako, tai va, čia ta lentelė bus čia ir tokio dydžio. Ir aš galvoju, per maža ta lentelė, ten nieks nieko neįskaitys. Sakau, klausykit, duokite savo laikraštį. Ir aš atverčiu taip dar kartą ir tada pridedu prie sienos. Sakau, o tokį galima? Jis taip žiūrėjo, galima, sako. Tai va čia kartais parodo, jeigu tu pataikai ant žmogaus, kuriam tai yra svarbu, kažkaip tu galbūt irgi jį paveikia, kad tie entuziastai, ko jie čia nori. Tai sako,
kuo tas žmogus jums yra tiek brangus, kai jūs čia tiek stengiatės. Mes sakom, čia mūsų yra tautos dainius, jis čia parašė, pabaigė rašyti Jaunąją Lietuvą, tai buvo grinai mūsų sąmoningumo kelimo kūrinys, kur visa karta išaugo ir atėjo į Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimą. Tai mums yra labai svarbu. Ir jisai prašė tada išversti dalį tos jaunosios Lietuvos, kad jis įsitikintų, kad čia tikrai yra neeilinis žmogus. Ir tada mums leido ne tik tą lentelę pakabinti, bet žinokit, yra 3 mastai įvažiuojant į vilos teritoriją. Ir jis, reiškia, savivaldybės, Megeno savivaldybės mastą atidavė Lietuvos vėliavai. Ir visą dieną Maironio garbei buvo Šveicarijos, buvo Liucerno kantono ir Lietuvos vėliavos plazdėjo. Būtent, kad jis suprato, kodėl mums šitas žmogus toks brangus. Labai smagu girdėti ir smagu matyti, kad ir žmonės domisi dabar šiuo metu. Čia Lugane jūs kaip tik baiginėjate ekskursiją 20 ar 40 vienu metu lietuvių iš Lietuvos, ar ne, atvykusių, kur važiavo po šitas vietas. Tai kokias vietas lankėt, galbūt yra minčių ir kažkokias dar yra papildomos svarbios vietos, kurios kol kas nėra įamžintos, bet galbūt jūsų noras būtų įamžinti, ir kaip žmonės iš Lietuvos mato tas vietas, ar jiems įdomu, ką jie sako apie tai. Mums be galo yra smagu, kad vis daugiau ir daugiau atvykstančių iš Lietuvos nėra eiliniais turistais, kuriuos domina tik tai Alpės, ežerai, šokoladas, sniegas, bet kad tiesiog savo toj turistiniai kelioniai didžiulę dalimi nori aplankyti va šitas atminimo lenteles arba su lietuviais susijusias vietas. Čia dabar mes esam su 2 labai gražiom grupėm, tai yra 27 knygos mėgėjų draugijos nariais ir Kauno arkivyskupijos grupe. Ir mes pradėjom savo kelionę nuo kunigo Jono Juraičio atminimo pagerbimo savaitgalio. Jis vyksta kasmet Valė kantone, ten, kur kunigas Juraitis gyveno visą savo gyvenimą. Tai yra Šveicarijos lietuvių buvęs kapelionas ir Šveicarijos Liočertalio slėnio garbės narys. Jisai buvo teologas, kunigas, dėstė 40 metų kunigų seminarijoje, paskui valstybiniai kolegijoje ir kai išėjo pensijai, 10 metų grįžo į Lietuvą, kaip tik 90 metais, kai atėjo nepriklausomybė ir padėjo atkurti daugelį religinių ir spaudos leidinių ir seminarijų. Jam talkinant buvo atkurta ne tik Kauno, bet Vilniaus, Vilkaviškio ir seminarijos. Ir dabar mes tą savaitgalį išnaudojam tai vietai, kur jis vis tik 10 metų atidirbęs dar Lietuvai, jis norėjo būti palaidotas Šveicarijoje. Ir jo ten yra ir kapas, ir netgi jo įkurtas fondas šiandien gyvuoja ir remia Lietuvos sielovadą. Tai mes prisimindami tokį žmogų, susirenkam, jo mirties diena yra 30 spalio, būtent paskutinį savaitgalį. Ir žiūrim, kad pradėjom nuo 4 žmonių šitos į atminimo savaitgalius, o šiemet jau buvom 40. Tai va pradėjom nuo kunigo Jono Juraičio ir atvykom čia į Luganą, būtent kad šitos grupės prašymų, kad būtų aplankytos ir signatarų šaulių atsimintinos vietos. Ir šiandien mes esam būtent čia Kazimiero Stepono Šaulio memorialiniam kambarį ir važiuosim į Kastanjolos kolumbariumą pas Jurgį Šaulį ir jo antrą žmoną Mafaldą Salvatinį. Važiuojam dabar prie signataro Jurgio Šaulio kapo. Man atrodo, mes visiems atrodom kaip laidotuvių procesija, nes iš tikrųjų dabar labai vilksti nemenka automobilių su Kauno arkivyskupijos žmonėmis, su literatais iš Lietuvos ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės nariais ir mes, 2 gabalėliai Lietuvos, tai visi važiuojame siauromis gatvelėmis per Luganą iki kapinę. Kaip sakė, mums beliko 3 vasario 16 akto signatarų kapai užsienį, tai Antanas Smetonas, kuris yra Klyvlande, taip pat čia Jurgio Šaulio ir Kazimiero Šaulio kapas, kuriam čia yra tas memorialinis kambarys, o jis yra Romoje ir jį taip pat lankysim vėliau šitoje ekspedicijoje. Ta matysit jau kitam filme apie Italijos ir Romos lietuviškas vietas. Mūsų nepriklausomybės pats aktas buvo parašytas Jurgio Šaulio ranka, nes jis buvo sekretorium
ir buvo vienas iš tų užsienio kalbų ir ypač vokiečių kalbos žinovų. Štai jis buvo nepamainomas mūsų Lietuvos taryboje. Ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė Atvykom į Valė kantoną Šveicarijos, štai koks atšiaurus peizažas, nuo sniego griūčių padarytas toksai tunelis, kuriuo dabar važiuojam, pusiau tunelis. Ir šičia laukia dar atminimo lentos, dar porą įžymių lietuvių prie Leisino slidinėjimo kurorto kapinių. Patys kapai neišliko, nes Šveicarijoje jie nebūna, kiek nori laiko, nes paskui išima, tačiau Šveicarijos lietuvių dėka buvo įamžinta tose kapinėse, kad jie buvo palaidoti tenai. Pasiekėm Leisino kapinės, anapus Leisino miestelio. Kaip visada Šveicarijai nuostabus vaizdai. Žemyn. Čia pasiskirsim su Aiste. Aistė ieškojo vienoj pusėj, aš šitoj pusėj. Ir štai šitoj pusėj radau tas dvi atminimo lenteles. Antanui Samuoliui, Ramūnui Vytautui. Parašyta ir prancūzų kalba, kadangi tai jau yra ta Šveicarijos dalis, kur kalbama prancūziškai, nebe vokiškai ir nebe itališkai. Iverdono miestas ir po ilgos dienos paskutinė, bet galbūt unikaliausia vieta, kadangi pro čia praėjo daugiausiai lietuvių Šveicarijoje, tai toksai paminklėlis su vyčiu ir būtent šičia, tenai į tą pusę, yra dabar prabangiai atrodantis bent jau Prairie viešbutis, tai tenai buvo čia viso lietuvių pabėgėlių stovykla, dipukų stovykla 1945-46 metais. Tuo metu Šveicarija buvo tikra svajonių šalis, dar 44 metais, na tai, kad pabėgti Šveicariją, tai buvo jau ne tik nuo sovietų, bet dar apskritai nuo karo, dar vyko karas, tai gal kitur tarsi ir saugu nuo sovietų, bet karas vyksta, gali bombos užkrist, o čia buvo neutrali šalis Šveicarija. Bet Šveicarija tai paprastai nepriimdavo lietuvių, tai girdėjom ten iš tokių istorijų, kad net specialiai prie sienos budėjo, laukė iš kitos pusės, kada pasieniečiai grafikus numatė, kada jie dirba, kada kažkur eina kitur ir tada galiausiai taip stebėjo, sugebėjo pereiti tą sieną. Taip pat nedaugam pavyko ir galiausiai nedaug kas pasiliko, nes Šveicarija nenorėjo galbūt tiek daug tų dipukų, jie išsiskirstė, tačiau štai čia 45-46 jie turėjo laikiną prieglobstį, veikė židinys stovykla lietuvių pabėgėlių čia. Vis dar kalnai, iš kairės vis dar nuostabus ežeras, tačiau kelias jau šiek tiek prastesnės kokybės negu Šveicarijoje, nes jau kirtom sieną ir dabar yra nebe Šveicarija, o Italija. Važiuojam čia palei Como ežerą, pačioje Italijos šiaurėje. Čia lietuviškų vietų dar nėra, tačiau jau Italijos šiaurės regione jų irgi tikrai rasim nemažai, tokiuose miestuose kaip Bardis, Florencija, ir palaipsniui artėsim prie Romos, o Roma apskritai kaip katalikų bažnyčios centras, na, o Lietuva jau nuo karaliaus Jogailos laikų katalikiškas kraštas, tai ten taip pat sutraukia labai daug irgi lietuviškų vietų. Koks nuostabus krioklys, nuostabus vaizdai, tačiau visą tai jau kitame gabalėlį Lietuvos video, jau pati šios mūsų ekspedicijos pabaiga, tačiau tikrai, manau, užbaigsim ją įdomia nata – Italija. Sekite, prenumeruokite šitą YouTube kanalą ir pamatysit filmą apie Italijos lietuviškas vietas patys pirmieji. Čiau!